Meskit darbą, nes dabar jūsų vaikui yra sunku, išliekamasis poveikis su intelekto defektais ir su IQ sumažėjimais. Simuliatorių šiandieniai toksai klasikinis pavyzdys būtų jau kurie buvo laikomi tokie visiškai saugiais, tai daugiau nebe. Ir todėl, kad būtent pas juos važiuoja vaikai su psichozėmis, vaikai be sąmonė, vaikai traukuliuose. Suaugusių būna žymiai mažiau. Vienkartinis garinimas vaikams yra pavojingesnis negu vienkartinis rūkymas. Neigiamai veikia smegenų centrus, nervų sistemą. Ir to priežastis yra labai keista, tai yra savybė, kurią mes stengiamės vaikams ugdyti ir jie labai džiaugiamės. Abu tyrimai parodė, kad Lietuva pirmauja, pradeda baigti bręsti kažkur ties 18, pilnai 21-22 metai, kaip kam. Dėl ko žmonės pradeda vartoti. Pastebiu tarp jaunų žmonių ir pilnamečių, aš juos jaunai žmonėm laikau, ir tarp žmonių virš 30, kurie labai puikius gyvenimus ir kūrė, ir karjeras, ir viską, atsisako alkoholių ir kažkaip išteisina ir grindžia moksliniais tyrimais, kad yra galbūt saugiau, sveikiau. Aš supratau, ką jūs norėt pasakyti, ir bent jau įsivaizduoju, kad supratau iš tiesų tą labai, bet vėl jūs labai gražiai pasakėte apie tą bandymą pateisinti tą tokį vartojimą ir tam pasitelkiamą kartais net kai kurios tokios visai frazės iš rimtų mokslinių tyrimų, bet interpretacija, švelniai sakant, pavadinkime nemėgėjiška. Arba net nemėgėjiška, neobjektyve. Nes kai žmogus kalba apie savo vartojimą, savo objektyvus negali būti. Dar Hipokratas suformavo tokias taisyklės, kad prieš mūsų erą, kad žmogus negali pats savo skirti gydymo. Ne tik savo, bet ir savo artimiesiam. Kodėl? Todėl, kad jis praranda svarbiausią gydymo komponentą objektyvumą. Jis yra subjektyvus. O kalbant apie tai, kad yra mažiau žalinga, tai tų studijų mokslinio tyrimų palyginamųjų, drąsiai sakau, nėra. Yra atskirų medžiagų tyrimai, vienų daugiau, kitų mažiau. Kalbant apie naujasias medžiagas, jų tyrimų logiškai yra mažiau, nes jos rinkoje yra gerokai trumpiau negu tos vadinamas klasikinės, apie jas turbūt nežinau. Nelabai yra ką kalbėti, nes daug įvairiausių naujų atsiranda, ar ne? Jos tokios pakrašty stovi, kaip sakyti, nustumtas vyraujančių medžiagų. Ir tos klasikinės, jom viskas aišku, su jomis laikai viskas aišku, jos tikros jau virš 100 metų, kaip sakyti, žinomos mokslo. O tos naujos, tai kaip taisyklė, yra keliolikos metų senumo arba net visiškai šviežios. Bet daugiau apie tą priklausomybę, kad tu jau negali valdyti, ar ne, to potraukio. Jeigu kalbėti apie tai, kas yra priklausomybė, tai nėra kažkokios, yra, nėra, tai yra labai aiškus kiekybiniai kriterijai. Jeigu pagal dabartinę Europai galiojančią tarptautinę ligų klasifikaciją 10 versiją, kuri tuoj bus jau pakeista 11, tai ko gero nelabai kas ir skirsis, nes yra amerikiečių DSM-5 turi panašią klasifikaciją, yra 6 simptomai ir jeigu 3 iš jų pasireiškia per pastaruosius 12 mėnesių, tai priklausomybė yra diagnozuojama, bet tai turėtų daryti specialistas, tai neturėtų būti, kaip sakyti, paleista pagal programinę įrangą ir neturėtume žmonės, kad diagnozuoti vienas kitam, todėl aš tų kriterijų nevardinsiu, bet apie kai kuriuos pašnekėsiu. Bet tiesiog, ar pavyzdžiui, žmogus, kuris nori iš smalsumo išbandyti kokią nors psichotropinę medžiagą, tai galėtų būti ir žolė, ir mums žinomi kiti narkotikai, ir tie naujieji, kurių galbūt, aš tikrai nežinau, bet tiesiog žinau, kad visokiausių ten rūšių yra ir psichodeliniai grybai ir taip toliau. Kiek jis rizikuoja? Tai žinoma, kad yra tam tikras genetinis polinkis priklausomybei išsivystyti, bet kiek tai ilgalaikėje perspektyvoje, jeigu žmogus gali ir valdyti galbūt tą vartojimą, vis tiek neigiamai veikia smegenų centrus, nervų sistemą. Nes mano supratimu, man atrodo, tai yra blogis. Nors aš žinau, kad ir mačiau ir studijų, ir pavyzdžiui, apie grybus tam tikrus psichodelinius, kad jie ir depresiją gali padėti išgydyti ir jaustis geriau. Ten, tikrai daug visokiausių faktų. Bet kažkodėl, ar tai mano įsitikinimas, nes aš moksliškai pilnai visgi, dėl to ir jūsų klausiu, kad man atrodo, kad tai yra blogis ir jeigu gali
apsaugoti jaunimą, jeigu, tarkim, aš kaip mama atsakinga už savo augančius vaikus ateityje ir aš jau dabar stengsiuosi edukuoti kažkiek tai, kad man norisi prevenciškai žvelgti tai, nes man atrodo, kad tai yra blogis. Ar aš klystu? Tai vat, kur ta riba ir kaip yra, arba aš labai siaurai taip klausiu. Nesakau, daug labai girdžiu pasiteisinimų, bet jūs tikriausiai ir praktikoje matote labai daug įvairiausių sunkių pasekmių, ar ne? Labai įdomus klausimas, tai apie žmonės, kurie eksperimentavimo tikslais nori bandyti vieną ar kitą medžiagą. Ir jūsų išsakytas toks labai kriterijus, kurį reikėtų galbūt dar užakcentuoti, yra tas taip vadinamas iniciacijos amžius. Iniciacijos amžius, jisai labai svarbus visom psichinėm medžiagom, kai kuriuom ypatingai, pavyzdžiui, kanapėm ir kanabinoidam, nes smegenys kažkur pradeda baigti bręsti kažkur ties 18, pilnai 21-22 metai, kaip kam. Ir būtent tas vartojimas iki 18 ir po jisai kokybiškai skiriasi. Kokybiškai skiriasi ir tai yra krūvos tyrimų, krūvos ir 20 amžiuje ten daug daryta. Ir 21 daug daryta ir rezultatai tie patys, kad tas jau ypatingas išliekamasis poveikis su intelekto defektais ir su IQ sumažėjimais įrodytais kiekybiškai yra būtent tas vartojimas iki 18. Bet dabar vienas labai toks iš tiesų sudėtingas klausimas yra, kuri medžiaga yra labiau rizikinga naudojant jas tam pabandymui. Tai kaip nebūtų keista, yra viena medžiaga, jos Lietuvoje dar nėra labai daug, kur 80% pabandžiusių tampa vartotojais, bet jos nėra daug, o... Kaip jinai vadinasi? Jinai kažkokia nauja, ar ne? Jinai ko gero senesnė už mus visus kartu paėmus, nes aš esu atsveriu jūs visus, tai jo, taip kažkur tai ties. Jeigu atmetus mane, tai tikrai vyresnė už visus kartu paėmus, tai yra metamfetaminas. Japonų mokslininkų sintetas 19 amžiaus gale, medžiaga, kur 80% nors kartą bandžius tampa vartotojas. Tai čia, tai yra visiška koncentracija. Tik tiek gerai, kad Lietuva pagal, jeigu tikėti nuotekų tyrimais, o jais tikėti galima, nes mes tikime, kad mūsų žmonės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šlapinasi ne ant sienų, ten, kur tai pagal nuotekų tyrimus, Europoje yra dar daugybę metų, mes tokie, gerokai žemiau negu vidurkis. Tai šita medžiaga, o visos kitos yra įdomu tai, kad labiausiai limpa ne tos medžiagos, apie kurias daugiausia galvoja visuomenė, bet tos tokios, lyg ir labai mūsų lengvai priimamos ir tokios, į kurias kartais net nelabai kreipiame dėmesį. Vienas malonumas man kalbėti apie tai, kokius dezodorantus rekomenduoja rinktis Well-U, nes jeigu tai būtų pirmoji priemonė, kurią jūs nuspręstumėt pakeisti, peržiūrėjus savo priemonių krepšelį, tai būtų dezodorantas. Na visų pirma, dėl to, kad pažastys yra ta vieta, kur yra sankaupaus limfmazgių. Tai yra jautri vieta mūsų organizmui. Iš tikrųjų, mūsų limfa valo organizmą nuo toksinų ir šalina per limfmazgius. Labai daug dezodorantų įprastų yra sukurti taip, kad jie sklijuoja liaukas ir stabdo taip prakaitavimą. Tai reiškia, kūnas praranda gebą detoksikuotis efektyviai ir papildomai dar ten yra tokių medžiagų, toksinių, cheminių, aliuminis, parabenas, ftalatai, kurie ir ardo endokrininę sistemą ir taip pat turi kancerogeninį poveikį. Šiuo atveju labai stiprus glaudus ryšys ir moksliškai jau yra ir pagrįstas, tai krūties navikų formavimas ir labai daug jo yra arti pažastų zonos. Tai keičiam dezodorantą į kokybišką, natūralų ir efektyvų. Elektroninės cigaretės maždaug 40%, netoli 40%, nors kartą pabandžiusių garinti tampa kasdieniais vartotojais. Irgi kiek išteisinimų? Jo, dabar jau jų mažiau, nes... Tie, kurie rūko, irgi nenorint jokių būdų mesti į daržą
kažkokį tai priekaištą, nes čia jų pasirinkimas ir viskas tvarko, bet galbūt kažkiek mūsų pokalbis, atvers akis ir leis jums permastyti. Bet iš esmės ir poveikis sveikatai yra ne mažesnis negu įprastos cigaretės ir gal net didesnis. Ir tas taip paplydė, taip madinga. Jo, iš tiesų čia fenomenas, apie kurį galima šnekėti visą likusį laiką, bet... Gal galim šiek tiek negi apie tai, nes tiesiog to labai daug. Reikia išskirti du aspektus. Pirmas, kad elektroninės cigaretės nėra kažkoks savarankiškas fenomenas, tai yra tiesiog būdas vartoti vieną ar kitą medžiagą. Mes čia geriam, aš tikiuosi, vandenį, bet mes galėjom čia įsipilti sulčių, atskiestų sulčių, degtinės, ką norėjom ir savo ramiai gurkšnoti, nes stiklinė ta pati. Tai taip ir elektroninės cigaretės yra tik tai įrenginys vartoti vieną ar kitą medžiagą. Apipavidalintas. Taip, ir jau amerikiečiai 16 metais publikavo, kad gali būti įvairios psichikos medžiagos ir pagrindinė išskyrė kaip sintetinius kanabinoidus, kas beje ir pasiteisino. O reaguojant į jūsų, kas geriau, kas blogiau, tai klausimą, nėra tyriamųjų studijų, nes pagal protokolą reikėtų tam tikrą imti, leisti garinti, tam tikrą imti, leisti rūkyti, žiūrėti, kad jie nesimaišytų ir po tam tikro laiko matuoti, taip sakant, turėtų būti didelė imtis, kad poveikis sveikatai, bet jokia bioetikos komisija neduos leidimo tokiam tyrimui, todėl iš tiesų yra lygintos tik tai garų savybės ir dūmų ir vienas principinis skirtumas, kad elektroninių cigarečių metalai, alavas, chromas, nikelis, konkrečiai 3 metalai, jie skyla iki ne šiaip sau mažų dalelių, bet itin mažų iki nano dalelių. Nano dalelės, jūs žinau, kas yra nano, tai labai mažai, 10-9, ir jos ten nusėda plaučiuose, jos patenka per plaučių alveolės sienelę į kraujotaką ir su krauju patenka bet kur ir nusėda ir visi specialistai, tarpe ir lietuvių mokslininkai yra, pareiškia savo nuomonę, čia nėra, kad jeigu metalai kaupiasi, tai jie duos savo lėtinį toksiškumą kada. Taip. Jeigu taip lyginant pagal cigaretės, reikia 20 metų įsiaiškinti apie tą, kaip sakyt, kancerogeninį poveikį. Kaupiamasis efektas lėtas. Jo, jis yra, tai būtent metalai. Bet yra viena mokslinė organizacija, kuri padarė tą vertinimą. Ir labai tipiška, kad tai padarė pediatrai, kurie... Nustatė vaikuose greičiausiai. Jo, tiesą sakant, jie didžiausią krūvį ir patiria, nes, jeigu anksčiau psichikos medžiagos eidavo per suaugusius, tokia buvo frontlinas toks, pirmoji linija, tai suauga, neišbandydavo, po to jau jaunesni ir iki vaikų daidavo, nedaidavo, tai dabar, tiesą sakant, pirmoji linija, kuri susiduria su naujovėmis, tai yra vaikai ir savo ruožtų pediatrai. Ir jie, kaip žmonės, šiaip iš tiesų, medikų bendruomenė pediatrai yra labai ramus, tokie. Neagresyvus, ne taip kaip reanimatologai, aš pavyzdžiui, bet jie buvo kol kas vieninteliai, kurie įvardino palyginamąją charakteristiką ir todėl, kad būtent pas juos važiuoja vaikai su psichozėmis, vaikai be sąmonė, vaikai traukuliuose, suaugusių būna žymiai mažiau. Dėl autizmo neturiu, dėl tensinio hiperaktyvių disorderių, bet jie būtent Europos pediatrų akademija, kurioje yra 2 Vilniaus universiteto profesoriai, profesorius Utkus ir profesorius Valiulis, savo išvadose 21 metų berods apie elektroninės cigaretės parašė, kad vienkartinis garinimas vaikams yra pavojingesnis negu vienkartinis rūkymas. Tai yra praktiškai vienintelis man žinomas palyginamasis vertinimas mokslo pasaulyje. Gal yra daugiau, bet man daugiau nepavyko pamatyti. Bet galvojant, kiek mokyklos kovoja su tais veipais visais mokyklose? Vienos kovoja, kitos ne. Bet esmė, kad to labai yra daug. Ir trūksta šiek tiek tokių argumentų, faktų, kad kažkaip atverta akis. Nes masiškai. Tiesą sakant, dar netaip seniai buvo, sako, dar ir dabar yra. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, kad tėvai savo vaikams ten
14 gimtadienio proga dovanoja tuos veipus, tik kad tu vaikeli nerūkykos šitą. Tai gali, nes čia yra labai gerai, iš kur gerai, taigi visi žino, iš kur žino, iš socialinių tinklų. Bet mokslas to nepatvirtina, priešingai. Dabar jau yra labai daug studijų įvairiom sistemom praktiškai. Pradant onkologiją, baigiant psichiatriją, kur įrodyta šitų sąlyginai naujų vartojimo medžiagų poveikis, ypač vaikams. Blogas arba labai blogas. Besivystančiam organizmui. Jo, blogas arba labai blogas, bet tam, kad suvoktų, kad po to, kai 64 metais Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo dėti etiketės, kad rūkymas kenkia sveikatai, reikia 20 metų aiškinti žmonėm, kodėl, kaip, ką. Nes mokslas eina savo ruožtų, visuomenė gyvena pagal savo dėsnius. Jeigu grįžti vėlgi prie psichotropinių medžiagų, kaip apskritai vyksta pokytis smegenyse vartojant ir atrodytų, kad tu nejauti nepatogumo dėl to ir periodiškai žmogus, tarkim, savaitgaliais. Yra kažkokia statistika rodanti smegenų degradavimą, kognityvinių gebėjimų mažėjimą? Yra daryti tyrimai su kanapėm, su kognityviam funkcijom. Ten akivaizdus. Bet dažniausiai žmonės, kurie jaučia, kad tai lik nepriklausomybė, čia toks pasismaginimas. Šiaip, kalbant apie psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant vieną ar kitą medžiagą, čia Europos variantas, arba tai, kas Amerikoje ne substance use disorders, medžiagų vartojimo sutrikimai, tai priklausomybė yra viena iš 10 formų. Ir toli gražu ne pati dažniausia. Yra žalingas vartojimas, yra piknaudžiavimas, yra ten vienkartinis apsvaigimas. Ir iš tiesų, jeigu taip prašyti statistikos, tai 4-5% žmonių, suaugusių žmonių, pilnai atitinka vienos ar kitos medžiagos priklausomybės kriterijus. Bet iš tiesų visuomeniai didesnę naštą imties prasme daro ta kita grupė, kuri apibūdinama kaip žalingas vartojimas iki 13%. Tai jeigu tai pažiūrėjus, tai 17-18% suaugusių žmonių turi tai, ką mes vadiname substance use disorders. Žalingas vartojimas, kad tu jau jauti tam tikrus simptomus. Ir visiems vartoja. Jauti, žinai, kodėl ir visiems vartoja. Kaip atpažinti? Pavyzdžiui, žmogus, kuris klausys ir nesupras, ar čia jam skirta ar ne jam. Tai jeigu jisai žino, kad jam viena ar kita medžiaga sukelia, ar tai būtų fizinės sveikatos sutrikimus ir jisai tai supranta, arba psichinės sveikatos sutrikimus irgi tai supranta. Ir žinodamas, tai sekančios dienos savijauta bloga, čia jau prisiskiria. Sekančios, vienas iš, kaip sakyti, pasireiškimų, ir jis nepaisant to visiems vartoja, tai jau yra žalingas vartojimas. Tai reiškia, būna nežalingas vartojimas. Būna taip eksperimentinis arba vienkartinis apsvaigimas, ta prasme, ūminė intoksikacija, pavadinkime tai, bet apie juos, kaip sakyti, mokslas ten daug duomenų nekaupia, pagrindė apie žalingą vartojimą ir priklausomybę. Tai žalingą vartojimą yra praškai 3 kart daugiau negu priklausomybė. Kokių žinių jūs galėtumėt pakomentuoti dėl psichodelinių grybų? Labai daug tikrai palaikančių argumentų saikingam vartojimui. Ir būtent nauda sveikatai ir nauda valdymui įvairiausių sveikatos netgi kondicijų, neurologinių, psichologinių. Čia labai svarbu tikriausiai tas kiekis, ar iš jūsų praktikos, ar pastebit dažną pastaruoju metu piknaudžiavimą būtent tais, nemediciniais psichodeliniais grybais Lietuvoje? Jo, iš tiesų, čia nėra jokia naujovė, taip sakyti, jeigu taip žiūrėti. Yra keli židiniai pasaulyje, kurie kaip sakyti, žinomi kaip jau seniausi. Tai vienas yra Andų regionas ir ten, kaip sakyti, dabar yra tokia labai aiškia tokia mumija, kuri buvo rasta ten 3,5 km aukštį. Peru maišelė, ten buvo įvairių psichoaktyvių medžiagų, tam maišelį lieka, tai buvo kokamedžio lapai, buvo DMT, tai yra viena iš ayahuaskos tos įdomųjų dalių, ir buvo psilocibai, tai yra haliucinogeniai grybai. Kita yra tokia jau
sritis, tai yra Meksikos centrinė pietų dalis Oaxakos valstija, kur tie grybai, jų muziejus yra figūrėlės iš 5 šimtmečio prieš mūsų erą, kur jau matosi, kad jie iš tiesų yra buvo vartojami religiniuose ritualuose ir kas labai įdomu, kad jų, atsiprašau, mano už ispanų kalbą, Dies de la Mortes, mirusiųjų diena, tai jie ten daro tos altorėlius visokiausias, puošia tais serenčiais tom gėlytėm ir viename iš to altorėlių buvo pridėliota įvairiausių rankų darbo grybų, tai rodo, kad tai labai yra įaugę tą kultūrą ir ten iki šiol jie yra praktikuojami. Tai čia psilocibų grybai, kita haliucinogeniai grybai neapsiriboja vien psilocibais, yra ir ta dabar Lietuvoje kažkaip labai paplitusi dabar ta rausvoji musmirė arba Amanita rubra lotyniškai, bet jinai išlikusi iš vikingų laikų ten, kad jie ten vartoja, bet čia visai kitos, jeigu ten yra psilocibinas, tai čia yra iboteninė rūgštis ir muscimolis, visai kito pobūdžio haliucinogenai. Haliucinogenai yra labai tokia netolygi grupė su labai skirtingais veikimo mechanizmais. Ar saugu vartoti? Psilocibų praktiškai mirties atveju neprašoma. Tuo tarpu su raudonaja musmire, kadangi iboteninė rūgštis, iš kurios organizme darosi tas muscimolis, jinai sukelia kai kuris labai stiprius viduriavimus ir ta dehidratacija gali būti susijusi su sunkiais sveikatos sutrikimais yra prašomos mirtis. Ne dėl haliucinogenų poveikio, o būtent dėl to sukelto virškinimo trakto pažeidimų. Jas atskirti labai sunku, nes jeigu nėra iboteninės rūgšties, nebus ir muscimolio. Jis yra, kaip sakyti, kaip prie draknų, prekursorius jo. Tai va šitie grybai, jie labai skirtingi ir iš tiesų, jeigu tai, apie ką jūs šnekat apie psilocibino vartojimą kaip vaistą, tai taip, jis turi nedidelės studijas, nedidelės imtis, jų rezultatai yra labai gražus, ypač jeigu kalbant apie tokias labai liūdnas psichiatrinės patologijas, kaip pavyzdžiui gydymui rezistentiškos depresijos ir ten tos imtis dviženklės, bet iki 5 savaičių yra patikima remisija didžiai daliai dalyvavusių tyrime. Ir tai, kad tame dirba tokie korifėjai kaip profesorius Davidas Natas, tai yra daug žadanti ir iš tiesų yra palyginimosios studijos su tokiais klasikiniais SSRI, selektyvinis serotonino reabsorbcijos inhibitoriais. Ir psilocibinas toje vietoje yra prilygstantis arba netgi geresnės, kaip sakyti, rezultatų skales rodantis negu klasikiniai antidepresantai. Bet imtis yra labai mažos, kad kažką daryti, bet mokslininkai tyria tos dalykus ir manau, kad tikrai ir postrauminio streso sindromui, manau, kad tikrai ras vietą pritaikyti šitą medžiagą, bet vėlgi net jeigu medžiaga yra vaistas, tai, pavyzdžiui, antibiotikai irgi yra vaistas, bet mes su jumis šiom dienom nepuolam valgyti antibiotikų, nes laikas, vieta, dozė ir priežastis, ir žinom, bent jau turėtume, kad bent jau virusų jie neveikia. Tai vaistas turi būti skiriamas tada, kada reikia, tiek, kiek reikia, ir jis turi skirti tas, kas turi skirti, nes tie visi gydymaisi pagal socialinius tinklus, tai jau nebejokinga. Jau nebejokinga. Dabar visos psichotropinės medžiagos, šiaip kiek rūšių registruota yra Lietuvoje, tikriausiai irgi atsiranda vis naujų, ar ne? Bet šią dieną Lietuvoje kokios medžiagos daugiausiai yra naudojamas ir su kom susidurat savo praktikoje, pavyzdžiui, kai atveža į skyrių dėl apsinuodijimo medžiagomis? Lietuva šią dieną yra ES narė ir
mes turim bendrą statistiką ir statistikai, kaip sakyt, duomenys teikia struktūrą, kuri vadinasi anksčiau Europos psichoaktyvių medžiagų monitoringo centras. Lietuvoje neteisingai išverstas į Europos narkotikų stebėsenos. O dabar yra EUDA, Europe Union Drug Agency. Jie šiemet persivadino ir vėl Europos narkotikų agentūra, nes drugs nėra narkotikai, čia yra pasiklydęs. Narkotik drugs yra narkotikai. Nuo 61 metų čia yra krūvos, bet krūvos tų paaiškinimų, bet kažkaip tai Lietuvoje prigijo trumpesnis pavadinimas, kuris nespindi visos problemos, nes narkotikai drugs, narkotikai yra labai siaura grupė, tai realiai tai apie ką mes šnekam, opioidai, natūralūs ir sintetiniai, kurie slopina, nes narkoš žodis yra slopinti iš graikų kalbos. O rinkoje vyrauja haliucinogenai ir psichodelikai ir psichostimuliatoriai. Tai kuris stimuliuoja ir aktyvina kaip tik. Jo, tai čia narkotikai yra tik labai siaura dalis. Bet nesvarbu, tai ką aš čia norėjau pasakyti, užmiršau, bet statistika, ką rodo? Statistika yra kokia, kad EUDAS šių metų ataskaita registruotų psichoaktyvių medžiagų nuo 5 metų naujų yra 950. Naujų, tai va, mes galim pasižiūrėti. Daug? Nemažai. Daug, mažai. Žalinga, nežalinga, nes čia yra tikrai daug platesnė sąvoka, bet jeigu atspindi tendenciją, kad dabar daug kas sako, tai kas, pavyzdžiui, palyginti alkoholį, daug kas sako, alkoholis yra žalingiau, todėl renkasi savo arba stimuliavimo arba atsipalaidavimo būdą, būtent psichoaktyvias medžiagas. Bet man įdomu, neurotransmiterių gamyba, įvairiausi kognityviniai gebėjimai, vis tiek man atrodo, kad tai palieka antspaudą. Taip individualiai, taip skirtingų laipsnių. Ir žmogus vis tiek visą laiką, didžioji dalis, norės grįžti prie to jausmo. Ir turės tą palydovą savo gyvenime. Ir galbūt tendencija didinti poveikį, didinti, keisti, eksperimentuoti. Ir kaip tai atsiliepia galiausiai vis tiek žmogaus psichiniai būsenai, kiek tai atsiliepia jo elgesiui, šiaip neurologiniai būsenai. Iš tiesų, tie pokyčiai neurologiniai yra skirtingom medžiagom labai specifiniai, vieni grįžtami, kiti ne. Net iš tų psichostimuliatorių, kurie, kaip sakyčiau, net iš tų antaktogenų, kurie dabar yra naujausias toks pavadinimas, tokie, kur tarp haliucinogenų ir stimuliatorių, čia MDMA, toksai klasikinis pavyzdys būtų jau kurie buvo laikomi tokie visiškai saugiais, tai nebe tokie daugiau saugus. nebe. Nes iš tiesų jie daro tokius retus, bet labai kliniškai pavojingus fenomenus, su sąmonės netekimais, su labai aukšta temperatūra, su raumenų irimu, kvėpavimo slopinimu ir liūdnų variantų yra krūvos aprašyta. Ir dabar tie, kas sako, kad tai yra nekaltas dalykas, tai tiesiog neskaito. Bet vartojantis žmogus, saikingai, bet vartojantis, ką jis turi perspektyvoje? Priklausomai nuo medžiagos, iš tiesų visų psichoaktyvių medžiagų vartojimo tikslas dažniausiai yra viena iš neuronešiklių padidėjimas sinapsė. Ne organizme, o sinapsė, kad jutimas būtų. Tai dažniausiai tai žaidžiama per dopaminą, kuris duoda tai, ką mes suprantam kaip high. Bet vėlgi reikia suprasti, kad realiai nei viena psichoaktyvi medžiaga nedidina dopamino sintezės. Jos didina tik tai išmetimą iš sandėlio. Taip. Kalbant apie serotoniną, kalbant apie serotoniną, yra lygiai tas pats, tik yra kai kurios, kaip sakyti, medžiagos, tokie prekursoriai, kurie gali didinti serotonino sintezę, bet tam reikės palaukti ne valandą ir ne 2. Ir tos medžiagos nėra vartojamos vaiginimuisi. Serotoninė, aišku, yra žymiai sudėtingesnė, ten yra keletas skirtingų poveikio mechanizmų, bet
idėja, tas reward atlygio sindromas yra tai, kad žmogus gavęs kažkokią medžiagą gauna grįžtamai dopamino ryšį ir po to vien žinia apie tai, kad jis dabar tą medžiagą pavartos, tai yra tas susidaręs reflekso lankas ir jis jau žinodamas, kad vartos, jis jaučia tą dopamino, dar prieš medžiagos poveikį cheminis, jau jaučia dopamino grįžtamą į ryšį. Čia yra tas neurobiologinis priklausomybės mechanizmas. Aš čia prastai paaiškinau, čia aš pats nelabai suprantu iš tiesų tos dalykus, neurobiologai aiškina žymiai sudėtingiau, labai įdomu, bet aš vėlgi nieko nesuprantu, bet esmė yra tai, kad vartojimas, noras vartoti yra pagrįstas dažniausiai dopamino koncentracijos padidėjimu tam tikrose smegenų struktūrose, ne sintezės padidėjimo, o sinapsė. O dabar dėmesys mūsų partneriams, draugams, Būsto harmonija. Visą laiką pakartoju, kad jaučiu sentimentus, kadangi kiekvieną dieną prisiliečiu prie Būsto harmonijos produktų, baldų. Būtent iš ten apstatyti yra mūsų namai ir negalima atsidžiaugti nei kokybė, nei funkcionalumu, praktiškumu ir grožiu. Tai dėl to labai drąsiai ir iš viso širdies rekomenduoju ir jums. Ir kviečiu naudotis kodu, kurį matote savo ekranuose, pasidaryti po jų internetinę parduotuvę, užsukti Vilniuje į jų būstinę, kuri kaip ekspozicija jūs galite pamatyti, pačiupinėti, paliesti, pabendrauti ir prisiliesti daugiau ir galbūt priimti sprendimą, kaip įrenginėsite savo namus arba įvesite kažkokį tik baldą arba interjero detalę į savo erdves. O iš savo pusės, kadangi kodą jau turite, labai noriu pakviesti jūs atkreipti dėmesį į prekinį ženklą Point, nes tai ne tik tai funkcionalūs baldai, sprendimai jūsų erdvėms, namams, tačiau jie gali tarnauti kaip meno kūriniai. Tai kviečiu pasidaryti ir pažiūrėti Point prekinį ženklą. Kaip prevenciškai galima, pavyzdžiui, apsaugoti žmonės, nebandyti? Ar jūs iš vis kitos nuomonės? Aš panašios nuomonės iš tiesų. Bet kokie būtų pagrindiniai argumentai, kad net galbūt bandyti neverta? Aš išskirčiau dvi grupės. Išskirčiau dvi grupės populiacijos. Apie tą iniciacijos amžių aš atskirai išskirčiau žmonės iki smegenų struktūrinės brandos. Tai kas yra nepilnamečiai. Amerikiečiai ne veltui turi pilnametystę 21 metų amžiaus, kad jų manimo tas baigėsi smegenų kaip struktūros formavimas ir poveikis į jau suformavusias smegenis, jisai iš esmės skiriasi nuo poveikio į besiformuojančias smegenis, nes tas pats augimo procesas, jis vienaip ir taip sutrinka. Mes galim sakyti, kad mes suprantam, kas ten vyksta, bet mes taip galim galvoti, bet neaišku, taip yra. Labai, mano supratimu, dažna, pavadinsiu tiesiai šviesiai klaida, yra kai kurių tėvų, kurių vaikai dabar yra paaugliai arba jauni suaugę, sakymas, kad mūsų laikais irgi tai buvom, kas iš mūsų nėra parūkęs ar nepabandęs alkoholį, didžioji dalis tikrai yra pabandžius. Tai kodėl geriems nepabandyti? Čia iš tiesų yra principinis skirtumas. Yra principinis skirtumas ir jisai yra, kaip sakyti, bandymo priemonių kalibre. Su visa mano pagarba klasikinė medžiagom tabako ir alkoholį, apie kurios mes galvom, kad jau viskas yra žinoma. Tai yra medžiagos, kurios turi mažiausiai dvi savybės, kuriomis skiriasi nuo naujųjų. Tai pirma, jų veikimas, žinomas, bent jau šitam regione, kur mes gyvename, Europoje, tai tabakas 1493 pavasarą, kai Kolumbas atplukdė iš Kubos cigarus beje ir kramtomąjį tabaką, alkoholį dar seniau. Ir mes turim kažkokią, pavadinkime tai, genetinę atmintį, rūšinę atmintį. Ir kad ir kaip nebūtų skaudu ir neskambėtų kvailai, mes esam kažkiek prisitaikę, kaip rūšis. Visos šitos medžiagos, kurias mes matome dabar, jos yra
patirtis su jomis yra dabar pirma karta, kurį su jomis susiduria. Ir kokios bus pasekmės, mes Net nelabai dar galima negalim vardyti. pasakyti. Ir kartoms. Tai yra Ja. pirmoji linija, kuri jas mato. Ir todėl tos pasekmės, per anksti apie šnekėti, jeigu sudarė įspūdis, kad aš nesakau, kad tai žalinga, aš stengiuosi išlikti objektyvus ir remtis moksliniais argumentais, ne emociniais. Ja. Pats turiu vaikų ir pats labai daug esu vaikščiojęs ir po mokyklas ir anksčiau, dabar šiek tiek mažiau. Švietimo tikslais, taip? Jo, ten labai manau, kad gerai žinau, kaip keitėsi tėvų požiūris tos dalykus. Išklausė, ar ne? Iš pradžių, iš tiesų, prieš daugelį metų tai buvo tiesiog atmetimas, neigimas, netgi pyktis, dabar jau domisi, dabar jau turi vienokios ar kitokios informacijos, jau kartais remiasi ir moksliniais tyrimais. Labiau, sakyčiau, pragmatiškas negu emocinis. Nes iš tiesų dėmesys prevencijai, jis yra, man atrodo, labai reikalingas. Taip, ir manau, kad pasirodė senas bumbeklis, jis nėra pakankamas. Nėra pakankamas. Jis nėra pakankamas. Galbūt net pasakysiu kitaip, jis nėra atitinkantis kalendorių. Jis yra šiek tiek ten, nes kalbame apie tas medžiagas, kurių dabar realiai nepilnamečiai nevartoja arba vartoja mažai. Kokios priežastys dažniausiai, bet čia tikriausiai toks socialinis klausimas, dėl ko žmonės pradeda vartoti. Aš taip tikėčiau, kad tai yra toks bandos jausmas, būti pripažintam, priimtam. Kartais tai yra galbūt esamų traumų vaikystėje patirtų, noras jas užkompensuoti, pasijaus geriau, psichologiniai reiškia momentai. Bet vis tiek jūs susidurite savo praktikoje su N skaičium žmonių ir vedate vis tiek sveikatos istorijas. Aš iš tiesų stengiuosi atsiriboti nuo vertinimų, kur aš pereinu į nuomonės lygį. Šitoj vietoj jums reikėtų klausti arba vaikų psichiatro, arba psichologo apie tas vaikystės traumas, kurios neabejotinai turi savo vietą. Ir aš puikiai žinau, kad mano kolegos ir kai kurie bičiuliai tos dalykus labai profesionaliai aiškina. Aš nesu vaikų ligų specialistas, bet skaitau. Aš skaitau, nemažai skaitau literatūros ir raudona linija eina vienas bruožas apie tai, ką jūs vadinat iniciacija, kodėl, priežastis. Ir to priežastis yra labai keista, tai yra savybė, kurią mes stengiamės vaikams ugdyti ir jie labai džiaugiamės. Bet kartais nepagalvojame, kad šiuolaikiniam tokiam chemizuotam pasauliu su labai palengvintų psichinių medžiagų prieinamumu tą savybę gali duoti ne tuos rezultatus, kuriuo mes tikimės. Aš kalbu apie smalsumą. Aš kalbu apie smalsumą. Tyrinėk pasaulį, išbandyk. Ir tie vaikai, kurie neišvengiamai tyrinėja tais laikais, kai buvo mano karto čia dinozaurai, pasirinkimas buvo mažas, o tos dabartinės medžiagos yra visai kitokios ir pasekmės jos pasireiškia žymiai greičiau. Ir vėlgi tos klasikinės medžiagos, etanolis ir nikotinas, jos duoda laiko, kad pasireikštų tam tikrą. O čia yra labai greitas atsakas. Taip. Ta, kad tu jauti iš karto. Dažniausiai taip. Tiesą sakant, žinot, kaip sako, iš dviejų blogybių tai mažesnė protingas žmogus renkasi mažesnę, kvailas didesnę, išmintingas nei vienos, o kai kas abi. Tai vat pasižiūrėkit, kur
kur bandote Tik ta mažesnė pagal... save, tai aš nesakysiu, kurį mažesnė, bet turbūt nereikia rinkti. Taip. Ir jeigu kalbant apie vaikus, tai tarsi, kuo ilgiau vaiko smegenys augs taip, kaip turėtų augti, natūraliai eiga, nesikišant. Nes psichoaktyvios medžiagos, jos turi organo taikinį, tai dėžia mums. Taip. Tai visi sudėtingi procesai, kurių tai yra realiai mažiausiai ištyrinėtas organas, sako, kad mes žinom, kaip veikia smegenys. Yra neuromokslininkai, kurie, kaip sakyti, atvirai sako, mes suprantam ne viską ir ko gero netgi nedidžiąją dalį to, kas vyksta mūsų smegenyse, nepaisant tų investicijų ir tyrimų. Mes galim konstatuoti faktą, bet ne visą laiką suprantam priežastį. Kartais net negali žinot, kokia cheminė reakcija smegenyse įvyks. Dažniausiai ir nežinai, tiesą sakant. Tai, kad mes sakom, kad mes žinom, tai čia yra mūsų įsivaizdavimas. Su kitais organais yra žymiai paprasčiau, su smegenims. Mūsų laidos idėją palaiko partneriai odosterapija.lt ir šiandien noriu pakviesti jūs pasidomėti apie PMF kilimėlį, kuris teikia infraraudonųjų spindulių šilumą. Hardose PMF infraraudonųjų spindulių kilimas yra ypatingas tuo, kad skleidžia infraraudonuosius spindulius, kurie šildo kūną iš vidaus. Tokia šiluma mažina kortizolio lygį, atpalaiduoja įsitempusius raumenis, veikia raminančiai ir padeda lengviau užmigti. Kiekvienas gali pasirinkti savo tinkamiausią šilumos lygį, nes kilimas turi keletą temperatūros nustatymų, o kartu čia integruotos mažo dažnio elektromagnetinės bangos, todėl tai iš tiesų yra inovatyvus renginys žmonėms, kurių nervų sistema yra jautri, kurie kenčia nuo miego sutrikimo ar sunkumų susikaupti. Visa tai be jokių vaistų. Dideli kilimo modeliai puikiai tinka ir jogos užsiėmimas, ypač karštąja jogai, nes skleidžiama šiluma sustiprina užsiėmimo efektą ir padeda detoksikuotis kūnui. Apie gydomasis delta, teta, alfa, beta bangas daugelis jau tikriausiai girdėję. Delta bangos tiems, kuriems sunku užmigti dėl pernelyg aktyvaus proto, ypač yra naudingos. Šis kilimas skleidžia dažnį, kuris sulėtina smegenų veiklą, todėl jau po 10 minučių galima pajusti visišką atsipalaidavimą ir pasiekti gilaus miego būseną. Teta bangos plačiai naudojamas ligoninėse ir reabilitacijos centruose. Jos padeda nurimti, atsipalaiduoti po didelio streso. Alfa bangos yra svarbus kūrybiškumui skatinti ir serotonino gamybai gerinti. O beta bangos skirtos pagerinti dėmesio koncentraciją, tad ypač rekomenduojamas darbui, kuriame būtinas maksimalus susikaupimas. Šis įrenginys daugeliu tampa tikrų atradimų. Jis leidžia natūraliai pagerinti miegą ir gyvenimo kokybę visiškai natūraliai. Tai odosterapija.lt, jūs galite rasti šios produktus, pasinaudoję kodu, kurį matote savo ekrane. Tai leis jums galbūt drąsiau įsigyti, pabandyti, o jeigu kažkas netiks, jūs tikrai turite 30 dienų garantiją, kad produktas būtų grąžintas arba pakeistas. Tai visgi vis tik rezume, šviesti daugiau, auginti tokį atsparų jaunimą, kuris smalsumą savo reikštų kitur ir ugdytų tą geros nuotaikos, savijautos, neurotransmiterių, savijautos tą būklę ir neurotransmiterių gamybą kitais būdais, kur begalė kitų. Galbūt taip, jiems reikia įpročių išugdymo, reikia galbūt kantrybės ir tam taip pat ir tėvai turėtų šiek tiek apgalvoti irgi įpročių diegimą, bendravimą ir taip toliau, bet tikrai yra įvairiausių būdų, kaip pastimuliuoti ir dopamino išskyrimą, serotonino. Tik nereikia diegti požiūrio, kad reikia čia ir dabar. Jo, tas greitų rezultatų. Ir tokio stipraus, kurį gali iššaukti. Greitų rezultatų siekimas, čia, kai mes pažiūrėjom, įlindom panašiam. Aš norėčiau pasakyti 2 dalykus, kodėl paskau kadu, kad pats neužmiršiu. Tai pirmas dalykas apie tai, kad tėvų požiūris. Mano kolegė ir bičiulė, daktarė Vilma Andrejauskienė tokiais atvejais sako, kai vaikai patenka, su vaikais dirba. Kai vaikai patenka pas ją ir tėvai sako, aš čia negaliu skirti jam laiko, nes aš čia daug dirbu. Ką jinai sako, meskit darbą, nes darbas ateis ir praeis, o vaikai liks su jumis. Meskit darbą, nes dabar jūsų vaikui yra sunku. Ir atrodo, kad skamba keistai, bet tame yra tiesos. Praktiškai viena tiesa. Kas yra jūsų gyvenimo prioritetai? Ir dabartinė paauglių vaikų karta yra, praktiškai pirma karta, kuris susiduria su tokiais iššūkiais. Kas eis po jau turės kažkokią patirtį. Dabar nėra, o apie tai, apie jūsų, kaip sakyti, kitus būdus nukreipimo, tai yra vėlgi labai geras pavyzdys. Tai tas Islandijos fenomenas, apie kurį turbūt esate girdėję.
Islandai netaip dar seniai pagal paauglių vartojimą buvo blogiausia situacija Europoje. Visiškai ten dar tais laikais, kaip žolė buvo žolė, ar ten tokia žolė kaip aš popiežius, bet jų vaikai ir paaugliai labai daug vartoja, nes tokia, ten specifinė sala, daug tamsos, izoliuotos bendruomenės, ir jie galvoja, ką daryti, ir jie įvertino mokslininkų rekomendacijas ir pasirinko labai keistą būdą. Jie pristatė stadionų ir sporto salę. Ir esu girdėjęs puikų pranešimą vieno futbolo trenerio, kad prieš tai Lietuva stovėjo futbolo lygyje aukščiau už Islandiją ir mes ten turėjom kažkokį vieną stadioną, atitinkantį tuos tarptautinius reikalavimus. Islandai turėjo nieko, tada investavo, pasistatė apie 30 stadionų, primokė apie 30 pasaulinio lygio trenerių, išlipo į 3 vietą čempionate, ten iš 300 000 tautos. Čia toks fasadinis, kaip sakyti, privalumas, tačiau iš esmės pasikeitė struktūra, jie tapo švariausia tauta paauglių vartojimo prasme. Paaugliai, kokia buvo idėja? Idėja, kad vaikai gaudavo kvalifikuotą trenerio pagalbą, ar tai būtų rankinis, ar tai būtų baseinas, ar tai būtų futbolas, labai aukšto lygio trenerius, nemokamai. Valstybė investavo į vaikus, ar ne? Koks rezultatas? Labai geras, bet čia man pradės pasakot, kad čia mes turim kitų prioritetų. Štai ką sakau, valstybės prioritetas turi būti vaikai. Ir aš tai sakau savo pacientam, aš sakau, žiūrėdamas jūs, jūsų sveikata nėra mano prioritetas. Jūsų vaikų sveikata, tiek fizinė, tiek psichinė, yra mano prioritetas. Nes priklausomybės kaip jokia kita liga veikia aplinką, ypač artimą aplinką. Taip, griauna gyvenimus tiesiog šalia esančių žmonių. Kaip reikėtų padėti žmogui, kuris atrodo, tarkim, tėvai mato savo paauglį, kuris rūko elektrinės cigaretės, arba jau jaučia tokia, kad yra be užsimezganti priklausomybė. Koks pirmas žingsnis? Psichologas taip, suprantu. Ką iš savo pusės jie skirti prioritetą vaikui taip? Kažkoks patarimas iš jūsų lūpų? 2 dalykai, kuriuos noriu pasakyti. 2 dalykai. Pirmas yra apie statistiką. Geriausia priklausomybių statistika turi amerikiečiai, su visa mano pagarba ir meilė Europai. 14,9% pernai metų duomenimis iš tų žmonių, kurie turi substance use disorders, tai yra psichinių medžiagų vartojimo sutrikimus, tik 15% gavo vienokį ir kitokį gydymą. 94% iš tų, kurie negavo, nematė jokio reikalo. Nes tai yra problema, tai yra sveikatos sutrikimas, kurio pats vartotojas, pats žmogus nejaučia. Taip. Tai norėti, kad priklausomi žmonės patys norėtų sveikti, čia kaip iš beraščio reikalauti, kad jis cituotų tam tikrus raštus. Antras dalykas, apie ką daryti tėvam. Aš daug reikalavimų ir pasiūlymų neturiu. Aš pradėsiu nuo bazinių dalykų, bent jau patys nepirkit. Man tai taip keista klausyti, nejaugi perka, yra perkančių. Bet jūs gyvenate socialiniam burbule ir tai turit suprasti. Kad tai įrodyti, man reikia 30 sekundžių ir aš jums įrodysiu. Galiu? Taip. Kiek pasaulio žmonių suaugusių yra niekada nevartoja alkoholio? Kiek procentai? 10. Šią dieną 43. Nemažai. Ir tai yra pasaulio sveikatos organizacijos duomenys. Taip, kad čia yra vienas burbulas, antras burbulas. Kiek procentų suaugusių pasaulio žmonių yra skridę lėktuvu? Gerai, jeigu pasaulio, tai gal sakyčiau 50. Nepilni 5%. Tai jūs supraskite, kur jūs gyvenate. Tiesiog. Kokie stiprus klausimai, kurie leido pasijust labai blogai. Tiesiog, aš nebuvo tik pasijust blogai. Pasijust, kad jūs suprastumėt, kur jūs esate. Ir apie ką jūs kalbate dažniausiai, pateikdami tai kaip viso pasaulio, kaip sakyti, 80% pasaulio alkoholio sunaudoja 20% žmonių. Supratau. O likę 80% sunaudoja 20%. Ir tai, ką jūs matote apie save, tai dažniausiai yra tie
80%, kurie kažkiek suvartoja, o jau sveikatos problemas turi tie 20%. Labai teisingas šį požiūris, nes leidžia išeiti šiek tiek už savo mąstymo ribų ir tikrai atsiskirti nuo to, nes... Šiaip Lietuva pagal 2 tyrimo sistemų, tai būtų ESPADAS ir HBSC, 2 skirtingos kontoros daro tos tyrimus jau kelintą kartą, 14 kartą, ESPADAS 8, HBSC, manau, irgi ten panašiai. Abu tyrimai parodė, kad Lietuva pirmauja pagal nors kartą garinusių 15 procentą, 60%. Tai mes, kažkas pas mus negerai arba su galva, arba su pasiūla, arba su paklausa, turbūt su galva. Arba su naivumu to. Su naivumu arba atsparumo, neišugdymu ir savo nuomonės neturėjimu. Ko gero taip. Vėl apeliacija šiek tiek žmonės, kurie šalia tų vaikų yra. Galbūt mokykloje švietimo sistemoje reikėtų to daugiau. Ir tėvų taip pat kažkiek bendravimo šiom temom. Ne moralizavimo, bet temų, diskusijų. Pliusai, minusai. Jo, Alternatyvos geros, vat kaip pavyzdžiui, pavyzdys puikus apie sporto salės. Užimti vaikai, šiaip tai turi mažiau pagundų. tikrai taip. Vėlgi aš nenuvertinčiau valstybės požiūrį ir kaip man yra tekę dalyvauti ten. Ne tai, kad nesuskaičiuojame daugybę, bet labai daug darbo grupių įvairiom temom. Ir padarė įspūdį viena darbo grupė apie elektroninės cigaretes. Dalyvavo gydytojai, kurių kaip visą laiką nieks nieko neklausė. Psichologai, departamento atstovai, politikai ir verslo atstovai ir valstybės ekonominių struktūrų atstovai. Ir buvo kalba apie elektroninės cigaretės, apie ten skonius, dar kažką. Ir mane taip kaip nutvildė būtent vyriausybinių struktūrų pasakymas, kad jeigu mes išimsim skonius, tai mes atimsim iš vartotojų galimybę rinktis ir tai atsilieps pajamoms. Ir žinant, kad jau yra seniai įrodyta, kad didžioji dalis elektroninių cigaretų yra vartotojai nuo 14-17 metų, amerikiečiai padarė tyrimus, kad rinka auga būtent, mes kalbame apie nepilnamečius, kuriems tie skoniai yra ypatingai svarbus ir mes jų sveikatą dedame čia yra vertybinis jau tenai į priekį ištraukdami verslo struktūras ir verslo interesus. Ir aš šitą tada, tai yra vertybių klausimas. Aš toks jau seniokas, tai man vaikų sveikata yra valstybės prioritetas numeris 1. Net nesuaugusio vaikų sveikata. Ir man girdėt, kad tam yra kažkokie trumpalaikiai ekonominiai argumentai prieš, tai man yra nusikaltimas prieš valstybę. Apie tai, kad tai yra nusikaltimas prieš žmonės, tai kitas dalykas. Ir aš tai girdėjau iš protingo, jauno žmogaus, kuris atstovauja valstybės, ne rinkos struktūros, valstybės ekonominės struktūras. Tai man šitoje vietoje buvo labai neramu. Aš jums labai dėkinga, kad jūs skiriate savo laiką, kad geriau nesirinkti, kuri blogybė geresnė ar blogesnė. Geriau būti tuo išmintinguoju, kuris nesirinks nieko, stebės, analizuos, gerbs savo kūną, savo ateities kartas ir skleis tą patį aplink save. Pritariu. Aš labai dėkinga, kad tikrai atėjot. Gerbiamas. Ačiū už kvietimą. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.